Per 10 metų, kai tyrinėjame apleistas vietas visame pasaulyje, dar niekada nesame matę tokio masto nuosavybės, taip akivaizdžiai paliktos likimo valiai. Tai nėra įprastas apleidimas, tai vienas iš didžiausių Prancūzijos dvarų ir kažkas tiesiog nuo jo nusisuko. Mūsų tyrimai nuvedė mus giliai į archyvus. Ši žemė slepia daugiau nei 1000 metų istorijos. Viskas prasidėjo kaip viduramžių tvirtovė 11 amžiuje, pastatyta 1090 metais, kad saugotų Turenės lygumas netoli Šinono. 16 amžiuje ji atiteko Burbonų Montpetit šeimai, vienai iš galingiausių Prancūzijos giminių. Jie senąją tvirtovę pakeitė Renesanso rūmais, o šalia pastatė Saint-Chapelle, sukurtą pagal karališkąją koplyčią Paryžiuje, pripildytą vitražų, pasakojančių jų pačių dinastijos istoriją. Champigny tapo žinomas kaip vieni gražiausių rūmų Prancūzijoje. Ir būtent tai jam tapo problema. 1635 metais jis pranoko naujuosius kardinolo Richelieu rūmus, esančius vos už kelių žingsnių. Todėl Richelieu jį nupirko ir liepė pagrindinius rūmus nugriauti akmuo po akmens. Išliko tik ūkiniai pastatai ir koplyčia. Ši vieta išgyveno karalius, kardinolus ir revoliuciją. Jie atlaikė viską, ką istorija jai metė. Tačiau blogiausias dalykas, kuris čia kada nors nutiko, nebuvo kilęs nei iš karo, nei iš kardinolo. Jis kilo iš godumo ir pinigų. Eikime vidun. Sveiki sugrįžę visi į Bros of Decay. Aš esu Lesis už kameros, o čia Liukas. Sveiki. Sveiki. Ir mes vėl grįžome į mūsų mėgstamiausią šalį tyrinėti – Prancūziją. Kaip visada. Mes sugrįžome. Už mūsų yra koplyčia. Vėliau šiame vaizdo įraše parodysime jums iš arčiau tą tikrą privačios koplyčios šedevrą. Turėti tokią privačią koplyčią tiesiog neįtikėtina. Taip. Bet pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad galime jums parodyti dar vieną neįtikėtiną pilį. Ir ši pilis pastatyta 16 amžiaus viduryje, apie 1550 metus. Tačiau su šia vieta susijusi labai keista istorijos dalis. Teigiama, kad ji buvo nugriauta 17 amžiuje. Ir mes internete nerandame, kokia istorija su tuo susijusi. Ne, mes negalime patvirtinti, kad pagrindinė pilis buvo sunaikinta 17 amžiuje. Bet istoriniai šaltiniai teigia, kad šie pastatai, kuriuos matote čia, buvo tarnų gyvenamieji namai. taip. Man tai skamba visiškai neįtikėtinai. Tai būtų beprotiška. Na, aš matau pagrindinį įvažiavimą čia. Matau kelias duris. Ir žinoma, šioje pusėje netgi yra arklidės. Taigi manau, kad pats šatas tikriausiai nebuvo nugriautas, bet dar pasidomėsime jo istoriją. Galbūt pakeliui ką nors rasime. Tai gal pirmiausia žiūrėkime į šitą. Taip. Taip. Sek paskui mane. Pirmiausia, pažiūrėkime į arklidės iš vidaus. Ei, pažiūrėk. Palauk, prieš eidamas vidun, ar gali parodyti šias kontraforsas čia išorėje? Taip, palauk. Jie gražiai išdrožti. Ir dar nesakiau tau, kad šis pastatas yra iš 17 amžiaus Renesanso stiliaus. Tad manau, kad tai yra perstatymas, bet tikrai pastato išorėje vyrauja Renesanso architektūros stilius. Jis labiau primena tuos modernius rūmus, kuriuos matome Prancūzijoje. Taip. Taip, man jie tikrai patinka. Manau, jie tikrai yra kažkas ypatingo. Gerai, sveikas. Ar pastebėjai, kad mano apranga, kaip aš ją visada vadinu, yra visiškai susiglamžiusi? Taip, pastebėjau. Taip, buvau šiek tiek tingus lygindamas ją, tad atsiprašau už tai. Bet pirmasis kambarys, į kurį čia įeiname, dešinėje pusėje rūmų, yra arklidės dalis. Mes taip pat galėtume tai vadinti mažąja arklide. Taip, nes yra ir didžiulė arklidė, kuri yra šiek tiek toliau nuo čia, bet vis dar tame pačiame žemės sklype. Vaizdo įrašo pabaigoje mes pasistengsime ten nueiti, bet iki jos yra bent pusės kilometro kelias. Tai gana toli. Taigi jie tikrai čia laikė keletą arklių, o pagrindinius arklius ten. Na, eikime toliau. Taip. Ar jau parodėme šias milžiniškas duris? Jos nuostabios. Pradeda šiek tiek lyti, taip? Na dabar jau spalis, tai taip, tai tikrai tai puikus metų laikas tyrinėti. Velnes, pažiūrėk, man taip pat patinka prancūziškas sodas, kurį jie čia turi priekyje.
Žinoma, jis matė ir geresnių dienų. Dabar jis labai apžėlęs, bet anksčiau turėjo būti gražus. Žmonės, kurie čia gyveno, tiesiog paliko viską pūti ir galbūt tiesiog grįžo į Jungtines valstijas. Taip. Kaip galima palikti tokią grožybę? Taip, ir pastatas turi tiek daug įdomių detalių. Visur. Ten viršuje yra lelijos žiedas ant, kaip tai pavadintum, mažos bokšteliai. Taip, tie maži pastato pinakliai. Taip. Viršuje lelijos žiedas, tada šie elementai, apačioje kontraforsai, čia raižiniai ir akmens darbai, o čia kalkakmenio apdaila. Šioje vietoje visur pilna detalių. Man taip pat labai patinka tie alkiniai praėjimai, vedantys į kitas pastato dalis. Taip. Tai nuostabu. Ir štai čia yra pagrindinis įvažiavimas, kuriuo galima tiesioginė prasme pravažiuoti automobiliu pro pilį į vidinį kiemą. Ir tikriausiai tai netgi jų automobilis. Tikriausiai taip. Jis paliktas čia. Per daugelį metų visiškai apsinešė dulkėmis. Pižu. Jie pasiėmė savo raktą į Ameriką. Ir jie viską čia paliko. Registracija yra iš 2021. Oho. Labai neseniai. Taip. Taip, jis galioja keletą metų, bet jie tikrai jo nepaliko prieš daugiau nei 6-7 metus. Pažiūrėk į šį nuostabų įėjimą į šią vietą. Jis atrodo toks tvirtas su visais tais akmenimis ir visa kita. Kas ten per lentelė? Tai maža lentelė. Šeštadienis ir sekmadienis. Šeštadienis ir sekmadienis. Nuo 7:30 iki 7:30. Tai darbo laikas. Tikrai? Taip. Taigi galbūt jie tikrai vedė ekskursijas po šią vietą. Gal bažnyčia organizavo ekskursijas, nes tai labai garsus šio miesto objektas. Taip. Tikrai galėjo būti taip, kad tai kažkurio metu buvo lankytams atvira vieta, atviras muziejus. Gerai. Puiku. Tai puikiai tinka ekskursijoms ir panašiems dalykams. Tu turi pažiūrėti, ateik pasižiūrėti vidun. Tai visiškai beprotiška. Sužinojome, kad šios pilies žlugimą nulėmė ne kokia nors paslaptinga ar grėsminga priežastis. Tai buvo godumas ir pinigai. O paskutinis smūgis buvo COVID pandemija 2020 metais. 2000 metais dvarą nupirko amerikiečių pora iš Vašingtono DC. Bernardas Golas, teisininkas ir investuotojas, ir jo žmona Šoven, Paryžiaus lino namų De Portol bendrasavininkė. 2009 metais apdovanota garbės legiono ordinu už nuopelnus Prancūzijos kultūrai. Tačiau jie niekada iš tikrųjų juo nesirūpino. Beveik 20 metų jie darė tik tai, kas būtina. Tik tiek, kad pastatas išliktų ir nieko daugiau. Tada atėjo 2020-ieji, skambučiai liovėsi ir jie niekada nebesugrįžo. Iki šiol vienos gražiausių Prancūzijos dvarų savininkai negrįžo. Mes radome jų pasaulį sustingusį ten, kur jie jį paliko. Kambaris vis dar apstatytas, laiptai nepažeisti, ant stalų vis dar guli popieriai. Vienas iš jų, iš JAV valstybės departamento, buvo pavadintas Išsaugokite departamento vertybės. Savininkas, kuris rūpinosi išsaugojimu popieriuje, bet paliko savo paties lobį pūti. Kai žmonės išėjo, irimas prasidėjo greitai. Vietiniai sako, kad darbuotojams atlyginimai nustojo būti mokami maždaug prieš 3 metus. Erškėčiai užėmė teritoriją, o siena pradėjo griūti. Ir tai nebuvo nieko naujo. Dar 2013 metais griuvo pylimai ir nieko nebuvo padaryta. Tačiau kaimas netyli. Prancūzijos valstybė pradėjo ekspropriacijos procedūrą. 2025 m. balandį regioninė televizija The Vie Cultecide, Heritage and Imperial Šampiny gyventojai bando atgauti savo pilį. Net kaip durys, kai ateini vidun su liūtu, gali čia išlaužti. Oho. Ir tada iš čia patektum į namą. Ir iš karto pasijunta kaip tikra pilis. Taip. Oho. Gobelenai ant sienos. Aplink gražūs salonai. Nuostabios apmuštos kėdės. Ir tie medžio darbai yra tokie tipiški. Taip, bet tai taip gražu. Tiesiog kiekviena siena yra tiesiog iš medžio. Raižytas medis. Medinė sienų apdaila. Taip tai vadintum. Taip. Šviestuvai šonuose. Ir dar, nepamirškite, kiekvienuose Prancūzijos rūmuose taip pat rasite itališko marmuro židinius. Ir tai yra tipiškas pavyzdys, kurį matote tokiose vietose.
Kažkas dalyvavo Tour de France lenktynėse. Taip, arba tiesiog šalutinis turas. Nebūtinai, turiu menį, jei tai Prancūzija, tada tai yra Tour de France. Galima drąsiai manyti, taip. Taip. Čia pačioje taip pat turime kažkokį ginklo herbą. Tai šeima. Be metų. Be metų, bet jei ant ginklo herbo yra karūna, tai reiškia, kad jis yra karališkas. Teisingai. Ir mes jau matėme keletą labai įdomių paveikslų šioje vietoje, tikriausiai vaizduojančių, kad šie žmonės buvo labai kilmingi arba užėmė aukštas pareigas vyriausybėje. Taip. Gal pažiūrėkime į gobeleną čia. Taip. Aš tikrai noriu pasižiūrėti. Oho. Jis vis dar puikios būklės. Man patinka tas spiruokliavimas, kurį gali matyti fone. Teisingai, taip. Ji vis dar yra labai geros būklės. Ar tai, bet jie autentiška, arba, Nesu tikras. nežinau, gobelenas, bet tai atrodo kaip scenos. Tai netrodo autentiška. Šios scenos atrodo, na, šiek tiek pigokos. Bet tai gražu. Taip, tai gražu. Taip, nemanau, kad jie paliktų labai brangius gobelenus šioje vietoje. Tai per lengva išnešti. Bet man tikrai labai patinka šios sieninės žvakidės. Taip. Ta, kurią tu padarei, kaip jos yra supintos. Ir tada pagalvoti, kam šis kambarys buvo naudojamas. Tikriausiai tai buvo taip, tiesiog poilsio kambarys. Tiesiog skaitimui, poilsiui. Taip, nuostabu. Eikime. Rūmai visada yra pilni kambarių ir dar kambarių. Ir šis kambarys tiesiog atrodo lygiai taip pat kaip ir ankstesnis. Jis taip pat atrodo kaip skaitimo kambarys, poilsio kambarys. Taip. Tačiau jis gana gražus. Tiesioginė prasme nėra jokio paskirties pokyčio kambaryje vienas šalia kito. Ne. Bet man vis tiek tai patinka. Ir vėl, nuostabus medžio darbai ten už nugaros. Taip. Spinta anksčiau buvo pilna knygų, dabar dar iš dalies užpildyta. Bet tikrai daug literatūros. Čia yra keletas raižinių. Taip. Jie nuostabus. Ir vėl daug trofėjų, kuriuos čia paliko visi buvę gyventojai. Kieno čia nuostabus nuotykiai? Kalverė Eklė. Niekada apie tai negirdėjau. Ne, aš taip pat. Tai gana šiuolaikinės knygos. Matai, yra Tomas Clancy's ir Davidas Bodučis. Jie tokie taip šiuolaikiniai veiksmo ir kriminaliniai dalykai. Geros knygos. Puikiai skaitimo zona čia. Kitas židinys. Kitas židinys su daugiau statulėlių viršuje arba daugiau apdovanojimų. Šis yra iš 1974 metų. Ir tai buvo prieš tai, kai amerikiečiai nupirko šią vietą. Taip, tai tiesa. Taip, 1964-1974. Jie ją nupirko tik 2000 metais. Taigi, tai buvo ankstesnių gyventojų palikimas. O čia parašyta André Bazin. Ir tai tikriausiai vienas iš buvusių šios vietos savininkų. Taip. Gana švarus kambarys. Gražus veidrodis, taip. Bet nėra daug ką papasakoti. Kaip dar kartą vadinasi šis žaidimas? Aš jį žaisdavau vaikystėje. Aš niekada jo nežaidžiau. Ar žinai taisyklės? Man atrodo, čia reikia padaryti kažką panašaus. O tada atsiprašau. Aš nefilmuoju. Gerai, Marvanai. Man atrodo, čia reikia padaryti taip ir tada gali atsikratyti šito. Ir tada tai tarsi galvosūkis, bet Aš neatsimenu. Kaip tai vėl veikia. Aš taip pat neatsimenu. Nes aš niekada jo nežaidžiau, bet norėčiau kada nors pažaisti. Gerai, įdomus žaidimas. Nuostabus kambarys. Tęskime, nes šiame vietoje dar yra daug įdomių dalykų, kuriuos noriu jums parodyti. O šitas man ypač patinka. Taip. Nes jis atrodo kaip arklidžių tualetas. Kažkiek taip. Argi tai nebeprotiška? Leiskite man atidaryti vieną iš šių kabinų. Taigi tai tarsi drabužinė. Ar tai galbūt skirta laikyti kaip tai yra? Svečiams, pavyzdžiui, jūs kaltė. Ar čia galėjo būti laikoma jojimo įranga? galbūt, bet taip pat atrodo, kad tai vieta, kur svečiai galėtų užsukti ir pasidėti paltus bei kitus daiktus. Tačiau čia yra keletas tualetų.
Uhu. Nežinau, čia yra 2 kriauklės. Oho. Neturiu jokio supratimo. Ne. Labai keistas vonios kambarys. Kaip ir su šituo. Taip, bet tai vis tiek šaunu. Tai šaunu. Tai turi šiek tiek rafinuotumo, pasakykime taip. Žiūrėk, aš užuodžiu. Aš užuodžiu, kad čia yra rūsys. Ir jei jis yra, tada jis turi būti čia, manau. Taip, nes tai yra po didžiuliais laiptais. Aha. Taip, dabar kai tu apšvietai ir aš galiu tai matyti. Wow. Jis eina žemyn iki pat galo. Eikime. Taip, pirmyn. Apžiūrėkime šį rūsį. Matyti, kad čia kai kuriuose vietose stovėjo vanduo. Ką? Ar čia viskas baigėsi? Gerai. Oho. Tai keista. Kartais jie naudoja šios rūsius fontanams aplinkui, kad pumpuotų vandenį. Ir matau, kad eina kažkokie vamzdžiai. Taip, bet taip pat. Gerai, labai keista. Gana keista. Ir atrodo, kad galbūt yra kažkokios šildymo angos ar kažkas panašaus. Bet nesu tikras. Keistas rūsys. Grįžkime atgal į viršų. Gerai. Yra daug daugiau kambarių, kuriuos noriu tau parodyti. Tu čia vaikštai aklai. Taip. Taip. Taigi, pakalbėkime apie tai, kas akivaizdu. Tai atrodo bjauriai. Tai atrodo neskoningai ir moderniai. Taip, tai atrodo kaip klauno kambarys. Kluno kambaris. Turiu omenyje, jie daug ką renovavo šiame name, kai jį nusipirko. Taip. Bet tai vis tiek gana šaunu, nes paprastai taip nebūna. Taip, ir kaip matote, jie tikrai bandė jį pertvarkyti, tikriausiai norėdami jį paversti viešbučiu ar kuo nors panašiu. Taip, tikrai taip atrodo. Taip. Nes pamatysite, kad viršuje yra daug kambarių, kurie atrodo labai sterilūs ir primena viešbutį. Ir taip, galite matyti baldus čia. Atrodo prancūziška, bet iš tikrųjų nėra labai prancūziška. Ne. Tai taip, nėra rankų darbo. Tikrai ne. Taip, ne. Negalime tikėtis visko, žinoma. Man tai patinka. Teisingai. Išorinis gravys. Dabar labai stipriai lyja. Teisingai taip. Taip. Tai tikrai šaunu, yra tiltas, taip pat labai šaunus įėjimas. Taip. Mes svarstėme, ar pradėsime ten, ar toje vietoje, kur galiausiai ir pradėjome. To vietos kiemas. Gerai, šis kambarys atrodo labai kičas, bet jei pereini pro čia ir nueini prie tos vietos bokšto ir įeini į šį kambarį, atmosfera visiškai pasikeičia. Taip, čia daug geriau. Tai nuostabu ir atrodo, kad taip ir turėjo būti iš pradžių. Taip. Su akmeniniais kalkakmenio židiniais čia šone. Milžiniški. Šeimos herbas vėl ten viduje. Ir vėlgi su karūna viršuje, kuri rodo, kad jie yra kilmingi. Ir taip, žmonės, kurie čia gyveno, buvo čia nuo 16 amžiaus. Ta pati šeima čia gyveno labai, labai ilgai. Oho, matai, net medžio kaladėlės vis dar yra plytose. Taip. Kaladėlės yra kaip rąstai. Taip. Tikriausiai užtrunka amžinybę jas sudeginti. Taip, ir man taip pat labai patinka atviros medinės sijos šiame kambaryje. Lubos nuostabios. Medinės sienų dailylentės aplink šonus. Taip, ir man tikrai patinka šis kambarys. Taip. Tikriausiai jis taip pat buvo visiškai užpildytas šiomis lėkštėmis. Taip. Tarsi kabėtų ten. Tai labai įdomi dizaino ypatybė. Ką? Tau reikia vietos. Ei, čia atrodo neseniai renovuota. Taip. Tai nauja, taip. Oho, tai gražiai padaryta. Taip. Man patinka. Labai įdomus kūrinys. Ir čia taip pat yra duris su užrašu viršuje. Virtas vichtas. Taip, neturiu jokio supratimo, ar fiks mūsų naudojimas teisingas, taip? Taip, čia yra duris. Oho. Jos daugiau nebeatsidaro. Ir. Maža. Virtuvė. Šioje vietoje yra daug virtuvių. Taip. Tai yra maža šoninė virtuvė. Čia galima paruošti ką nors labai mažo.
Nuostabus kambarys, bet dabar atėjo laikas parodyti jums šio pilies reginį. Taip. Gerai, eikime toliau, nes čia dar daug ką pamatyti. Kas tai buvo, Lukai? Ponas ir ponia Bernardai, tiesa, Bernardai, taip. tai buvo buvę savininkai. Jie buvo amerikiečiai, kurie nupirko šią vietą. Jie buvo JAV diplomatai. Jis buvo teisininkas, verslininkas. Jie pirko vietas visame pasaulyje restauracijai. Jie netgi turėjo kelias vietas Prancūzijoje. Taip, taip. Tai yra vienas iš pirmųjų miegamųjų, kuriuos matote. Labai sterilu, kaip jau sakiau anksčiau. Galbūt skirta viešbučio reikmėms. Taip. Puiku, nėra daug ką pamatyti. Ne, aš tiesiog apsidairau ir tada vėl eisiu lauk. Taip. Ir leisk tau parodyti kažką, kas šioje vietoje tikrai verta dėmesio. Išskyrus visą šlamštą ir šiukšles, kurios atsirado po to, kai aš visiems laikams palikau šią vietą. Pažvelk į šią išvaizdą ir visi kiti taip pat. Štai ir mes. Tai yra pagrindiniai vartai link laiptų. Su Amerikos vėliavomis. Taip, labai patriotiška, kaip visada. Aš jas čia pakabinau, kad parodyčiau, iš kur jos kilusios. Tai yra vieni iš beprotiškiausių laiptų, kokius esu matęs apleistoje pilyje iki šiol. Tai beprotiška. Tokius laiptus pamatytum kokiame nors valdybės ar vyriausybės pastate Vašingtone ar panašioje vietoje. Kažkur filme ar panašiai, būtent. Būtent. Pažiūrėkime čia, šiame kambaryje. Ar yra kas nors, ką turėtume parodyti? Viskas gerai. Sijos išraižytos čia. Man tai patinka. Ir tai nuostabu. Jos turi daug elegancijos. Bet dabar pereikime prie laiptų. Taip. Tada eikime žemyn. Žiūrėk, prie kiekvienos arkos čia taip pat yra toks diržas su užrašu. ESBERANC. A. Tai tikrai buvusių savininkų inicialai. Oho. Tai yra bent 500 metų senumo. Jaučiuosi šiek tiek per prastai apsirengęs. Papasakok apie tai. Na, aš su Bros DK atributika. Būtent, leiskite greitai jums tai parodyti visi. Teisingai. Tai didelis. DK ant gražių laiptų. Šiek tiek purvini, bet gražūs. Jei norite pasižiūrėti Bros of Decay atributiką, nuoroda yra aprašyme. Ir štai taip mes kuriame šiuos nuostabius vaizdo įrašus ir galime keliauti po visą pasaulį. Iki. Kas ši yra? Taip. Liudovikas. Rigbis ir tai yra iš 1500-1708. Oho. Tai nuostabus postumis. Taip, tai taip pat gana didelis postumis. Manau, jis pagamintas iš visiško marmuro, bet atrodo kaip akmens darbas. Taip. Atrodo kaip akmens darbas. Taip. Tai yra visai čia viršuje. Oho. Taip, tai eina labai giliai žemyn. Gerai, atsargiai leiskime žemyn. Šis koridorius mane glumina. Tiesiog visiškai sutrikęs. Ši išvaizda tikrai yra pagrindinis dvaras. Negaliu įsivaizduoti, kad čia buvo kas nors didesnio. Mes istorijos knygose ir dokumentuose kalbama apie rūmus stovėjusius šioje vietoje. Bet tai atrodo kaip tikri rūmai. Taip, turėti tokius didingus laiptus. Taip. Negaliu patikėti, kad šis pastatas galėjo būti naudojamas kitai paskirčiai, nei būti pagrindiniu pastatu. Nei. Jie kalba apie visišką renesanso stilių ir būtent tai šis kambarys taip pat atspindi. Taip. Nuo ko mes net pradėsime? Pažiūrėkite tos arkinius langus čia. Taip. Argi jie nėra visiškai neįtikėtini? O jei pažvelgsi į arkas, gali pamatyti pirmosios šeimos, kuri pastatė šią vietą. Inicialus su jų karūna ten viduje. Tai nuostabu. Ką mes čia turime? Taip, pagalvėlė. Nežinau. Ar gali tai nuimti?
Nežinau, ar aš net galiu tai išimti. Ne, nesu tikras. Turiu omenyje. Tai Taip, tai taip aukštai. Aš net nežinau, kas tai yra. Jei kas nors žino, parašykite komentaruose. Taip, pažiūrėk, tai beveik 2 metrai, todėl gali tai padaryti. taip. Taip, atrodo kaip kažkokia žibinto rūšis, galbūt, arba teatras. Ar tai ne kokia aliejinė lempa ar panašiai? Taip, kažkas panašaus. Galbūt jų čia koridoriuje buvo ne viena ir tu galėjai jas uždegti. Taip, Būtent apie tai. Aš galvoju. Žiūrėti iš čia į tuos laiptus yra beprotiška. taip. Gal pažiūrėkime šiek tiek arčiau, prieš eidami toliau. Taip. Atrodo, kad tai taip pat visiškai marmurinis, visiškai akmeninis laiptai. Matyti šiek tiek įrimo. Su takais abiejose jo pusėse. Ir štai ta ankstesnė statula. Ji tikrai aukšta. Taip pat šie nuostabūs skrynios čia koridoriuje. Į ją įsiveisė termitai. Taip, jie tikrai čia gerai pasivaišino. Termitai čia gerai pasimaitino. Taip. Ši vieta. Ir noriu atkreipti dėmesį į gobeleną. Taip, ir tu norėjai atkreipti į jį dėmesį. Taip. Tai tikrai yra tikras gobelenas. Taip. Jis taip pat visiškai išbluko. Tikriausiai jau nebevertas daug, bet tai tikrai originalus gobelenas. Norėčiau juos pamatyti. Manau, tai medžioklė. Taip. Tikriausiai lapių medžioklė. Arba ančių. Matai antis vandenyje. Teisingai, taip. Eikime į šį kambarį. Gal turėtume eiti pro kitą įėjimą? Manau, tas gražesnis. Padarykime tai pirmiausia. Gerai. Pirmasis kambarys. Noriu jums čia viską detaliai parodyti. Ateikite ir atsistokite priešais jį. Argi tai neįtikėtina? Tai yra vienas iš įspūdingiausių valgomojo kambarių, kokius esu matęs. Taip. Ir vėl su tais nuostabiais arkomis. Atrodo, kad einame tiesiai į bažnyčią. Iš tikrųjų, tai tik valgomasis pilyje. Tai irgi gana beprotiška. Taip. Milžiniškas stalas. Oho. Labai tvirtas. Taip, šito nepajudinsi. Tada aplinkui gražios raudono aksomo kėdės, ant kurių galėtų sėdėti visi svečiai. Kol rodai ten žemyn, pažiūrėk. Pažiūrėk ir į šachmatinį grindų raštą čia apačioje. Ir tada į dešinę. Kai antys nusileidžia. Į gynybinį griovį. Ten burnaberė. Vaizdas iš šio kambario yra visiškai neįtikėtinas. Taip. Oho. Norėčiau čia sudalyvauti vakarienėje. Taip, čia rengtume beprotiškus vakarienės pobūvius. Taip. Bet turiu omeny, ar tai vis dar židinys, jį beveik galima vadinti altoriumi. Taip, tai būtent tai, ką man primena. Kai įeiname vidun, tai yra bažnyčia. Tai labiau bažnyčia nei... Taip. Ir židinys. Taip. Tai šiek tiek primena man, prisimeni Prancūzijoje per mūsų paskutinę kelionę, mes taip pat lankėmės toje bažnyčioje. Taip. Kurioje yra nuostabus altorius. Mes pateiksime nuorodą čia. Ji šiek tiek panaši į tą su kolonomis, romėniškomis kolonomis šonuose. Nuostabūs raižiniai ir tinko darbai visur. O čia viduryje, daugeliu atveju, anksčiau būdavo gobelenas arba paveikslas. Taip. Bet šio jau nebėra. Taip. Ir vėlgi, jie naudoja šiuos milžiniškus medžio blokus. Tai vakarienė čia turbūt užsitęsdavo. Taip pat ir ten. Taip. Jie meta ištisas spynas į šitą žvėrį. Taip. Oho. Taip. Gal trumpam pažiūrim čia? Ne. Nieko. Susitelk į kambarį. Ten apačioje nieko nėra. Ne. Daugiau marmurinių šoninių staliukų. Gana šaunios detalės. Taip. Visiškai išraižyta, išlenkta. Geležies stirniai. Gerai, bet taip, žinoma. Ką dar galime pasakyti apie šį kambarį? Tiesiog parodykime jį dar kartą ir tada judėsime toliau.
Pažiūrėkite į šią aplinką. Čia išgersime šampano. Prosecco. Negalima gerti prosecco tokioje pilyje. Ne. Tai nuodėmė visi. Aš noriu čia gyventi. Taip. Aš taip pat noriu čia gyventi. Atrodo, kad iš pradžių jie statė tarsi katedrą, o paskui nusprendė. Ne, tai turi būti pilis. Sveikas. Taip, The New York Times. Taip. Iš 2016 metų. Vašingtono leidimas. Ir jie buvo iš Vašingtono. Taip. Trick ir Tech ir prancūzų minia. Ach. Viskas. Tai buvo siaubinga. Taip. Dėžė tada tai buvo teroristiniai išpoliai. Taip. Dar viena poilsio zona. Žinoma, kodėlgi ne. Bernardų šeima tikrai turėjo daug vietų atsisėsti. Ei, norėjau parodyti ir šias pagalvėlės. Taip, man jos irgi atrodė visai šaunios. Taip. Šiek tiek vėja, šiek tiek. Tai atrodo labiau mitologiška, o ne tiesiog ekipuoti. Jie taip pat turi sparnus ir viską. Ir dar yra šalmas, riterio šalmas viršuje. Ir tai reiškia, kad taip. Tu tai užsitarnavai mūšyje, tiesa? Turi tai užsitarnauti mūšyje būtent. Kitaip negali jo uždėti ant ko nors. Ar jie tikri, ar jie netikri, nežinau. Bet gana įspūdinga. Nuotrauka yra? Tai ponia Bernard, tiesa? Taip. Ir su mūsų pirmagimiu sūnumi? Taip, manau, kad taip. Taip. Šioje vietoje yra nemažai nuotraukų. Ir kai kurios iš jų yra labai įdomios. Taip, vėliau pamatysime dar daugiau. Ši yra tuščia. Ši taip pat tuščia. Aš parašysiu svečių knygoje. Taigi jie turi svečių knygą. Ir aš žiūrėjau joje, kokia buvo paskutinė data. Ir čia parašyta 2019 m. rugpjūčio 25 diena. Ir parašyta žandarmerija. Ir tada parašyta, kad tai akla vieta. O žandarmerija reiškia policija. Tai ar jie čia buvo? Nežinau. Bet čia yra pilna svečių knyga žmonių, kurie lankėsi šioje vietoje. Ir aš nežinojau nei vieno čia esančio vardo. Bet matosi, kad tai tikrai buvo lankoma vieta, bet nedažnai. Taip, čia yra keletas tarpų. Taip, 2015 metai tada pereina į 2016. Taigi maždaug po 10 žmonių per metus ar panašiai, gal šiek tiek daugiau. Puiku. Man tikrai patinka tie veidai marmurinėme lape viršuje. Tai tikrai vienas iš pirmųjų gyventojų, kuriuos jie įamžino virš durų. Tai tikrai šaunu ir čia yra dar vienas. Jie yra abiejose pusėse. Tai moteris, ar ne? O gal irgi vyras? Atrodo kaip vaikinas. Taip, irgi vaikinas. Gerai, atsiprašau, turime eiti pro kitą duris, nes ten atrodo geriau. Būtent. Ko tikėjaisi? Dar viena gyvenamoji erdvė. Taip. Čia yra daug vietų atsisėsti. Bet vėlgi židinys šiame kambaryje. Jis laimi pirmą vietą. Ei, pažiūrėk virš židinio. Tai yra tas, kuris yra ant pagalvėlių. Taip, tai tikrai yra herbas. Tai nuostabu. Ir tai yra iš pirmosios šeimos, kuri pastatė šią nuosavybę, Montpellier šeimos. Ir jie pastatė ją 1500 metais. Ir tai tikrai yra jų herbas. Ir jie tikriausiai užsitarnavo tą riterio šalmą virš savo herbo mūšyje. Taip. Tai beprotiška. Man patinka čia išraižyti raštai. Taip, ir ant vaisių čia. Tai kokius maisto produktus mes čia matome? Matau pomidorus, manau ir šiek tiek vynuogių. Židinyje nėra labai ypatingų vaisių, bet kartais pasitaiko gėlės, laukiami svečiai. Tačiau vynuogės ir kiti vaisiai yra tiesiog žaismingi vaisiai, su kuriais smagu dirbti raižant. Labai įdomu. Milžiniška, taip. Čia taip pat labai jauku ir šilta. Bet ką tu darai su šiuo kambariu? Jis toks atviras. Tai tik dėl vaizdo. Taip. Tai tik dėl vaizdo. Teisingai. Deja, štai stalas su įdomiamis nuotraukomis. Taip, tad apžiūrėkime šiek tiek aplinkui. Ir tada pereisime prie nuotraukų. Palauk, ten yra dar vienas.
Manau, tai gal ponas Bernardas jo studijų laikais ar kažkas panašaus. Atrodo kaip gana sena nuotrauka. Taip. Ar ne? Taip, su kate prie jo kojų tamsoje. Ir žinoma, dar vienas iš tų. Ir dar vienas iš tų, ir tai tarsi Amerikos vėliava. Išdidžiai demonstruojama šioje vietoje. Taip pat vaisiai ten esančiuose lipdiniuose. Taip. Yra tarsi atrama arba karūna. Kaip tai vadinate? Gal tai koks olandiškas žodis? Kronsas? Taip, mes kalbame apie olandišką žodį. Taip. Nežinau, kaip tai vadinti, bet ant to visur yra vaisių. Ir tai. Pažiūrėk į tai. Štai jis. Ponas ir ponė Bernardas. Pažiūrėk į tai. Ar tikrai tai ponas Bernardas? Maniau, kad tai šis žmogus. Šis žmogus yra ponas Vinas. Taip. Ar jis tas pats asmuo kaip šis? Na ne, vienas yra. Bet ši nuotrauka irgi daryta anksčiau, nes ir jo žmona čia atrodo jaunesnė. Taigi manau, jis tiesiog pražilo. Nes jo nosis abiejose nuotraukose atrodo vienodai. Gali būti, gali būti. Nei ši. Taip, štai čia tai labai įdomu su Karoliu III. Karolis III. Ir šios pilies savininkai čia. Pažiūrėk į šitą. Štai jie. Tai beprotiška tiesa. Taip, jie buvo kažkokie diplomatai. Šie žmonės buvo nepaprastai svarbus. Taip. Ir manau, kad čia yra jų dukters nuotrauka, kai ji jodinėjo žirgu. Pažiūrėkite. Vienas iš arklių iš čia esančio tvarto. Vienas dalykas, kurį turiu pasakyti, tai didžiausias malkų krepšys, kokį esu matęs. Taip, na žinoma, jis skirtas jų malkoms laikyti. Esu matęs kambarių Japonijoje, kurie yra didesni už šitą. Ir jie yra mažesni nei... Šitas. Oho. Neįtikėtinas kambarys. Koks kambarys? Šis vaizdas yra beprotiškas. Pažiūrėk. Taip. Tai visiškai beprotiška. Taip pat negaliu atsižavėti tais laiptais. Koks kambarys? Yra dar keltas dalykų, kuriuos noriu parodyti šioje pusėje. Žinoma, yra įprasta kėdė, bet tada... Taip pat mačiau tokio tipo kėdes su mėlynu veliūru. Taip. Ir jos turi mažą virvelę, kaip matote muziejuje. Taip. Galbūt jos yra labai svarbios? Galbūt jos yra autentiškos. Taip, aš taip manau. Kodėl jie kitaip taip darytų? Tu tiesiog nenori, kad kas nors ten sėdėtų. Taip, visada tai būna. Turi tiek daug kėdžių, bet čia sėdėti negalima. Šitas? Ne. Ne. Čia tiek daug daugiau kėdžių. Ką dar galima nuveikti su tokia erdve? Kaip ją dekoruoti? Manau, tai gana sunku. Šios vietos anksčiau, manau, būdavo pilnos didžiulių augalų. Tai tikriausiai irgi būtų buvęs įspūdingas vaizdas. Manau, kai šiame dvare dar buvo gyvenama, šie kambariai atrodė visiškai kitaip. Buvo daug daugiau meno kūrinių. Taip. O čia yra pagrindinis įėjimas šioje pastato pusėje. Su masyviomis durimis, atsiveriančiamis į lauką. Turbūt buvo nuostabu taip. Kur dabar einame parodyti kitą šios vietos dalį? Vėl aukštyn laiptais. Manau, taip. Taip, turime grįžti atgal. Ime. Bet Karlai nebuvo pirmieji, kurie išdavė šią vietą. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje dvaras atiteko Japonijos investiciniai bendroviai Nippon Sangyo, kuriai vadovavo milijardierius Hidekis Jokojis. Jie atvyko ne dėl istorijos, jie atvyko dėl dalių. Nuo 1989 iki 1995 metų ši bendrovė nupirko apie 10 istorinių namų Prancūzijoje. Čia, Šampinyje, jie visiškai nusiaubė pilį, išplėšė medžio dirbinius, nuėmė 100-mečių senumo gobelenus ir juos išsivežė. Ir viskas galėjo baigtis dar blogiau. Jie planavo išardyti koplyčios vitražus, langus, kurie stovėjo 500 metų, ir išsiųsti juos į Japoniją. Prancūzijos paveldo tarnyba juos sustabdė pačiu laiku. Tai nebuvo restauracija, tai buvo grobstymas. Ir teismai tam pritarė. Jokoj dukra, kuri vadovavo operacijai, už tai buvo pasiųsta į kalėjimą. Taigi, kai Karlai įsigijo Šampinį 2000-aisiais,
Vieta jau buvo kartą nusiaubta. Ir štai čia svarbiausia dalis. Šampinis nėra tik viena nelaiminga pilis. Tai dėsningumas. Visoje Prancūzijoje užsienio investuotojai nuolat perka mūsų seniausias vietas. Ne todėl, kad jie jas myli, o todėl, kad mato juose turtą. Ir tai vis dar vyksta. Dar viena pilis, kurią 2010-aisiais nupirko Indonezijos investuotojai, iki šiol stovi pūvanti dėl tų pačių priežasčių. Kiti pirkėjai, kita šalis, ta pati istorija. Šios vietos negali apsiginti pačios. Kai vitražai išnyksta, kai sienos nugriaunamos, jų nebesugrąžinsi. Šampiny nėra išimtis. Tai įspėjimas. Ir mes turime ką nors dėl to padaryti. Taigi dabar esame šioje vietos dalyje. Ir čia yra daug kambarių. Sekite mane. Taip pat į pastato vidų skverbiasi pelėsis. Taip. Pradėk čia. Žinai, čia yra tie mediniai balkiai už nugaros. Jo, tikriausiai. Tai yra medis. Ir viskas labai drėksta. Ir tai ėda pastatą iš vidaus. Kapitonas François de... Florija viduje. Taip, čia labai jaučiasi viešbučio kvapas. Bet tai tikrai niekada nebuvo viešbutis. Ne, štai kas keista. Tikriausiai tai buvo skirta visiems jų turtingiems draugams, kurie atvykdavo, kad turėtų privačią kambarį nakvyniai. Tikriausiai taip. Taip. Ir turiu omeny, tai irgi šiuolaikiška, bet man tai netrukdo. Ne. Tai nėra blogai. Ne, tai jaučiasi labai šiurpu. Labai modernu, toks pilaitiškas. Šiurpu. Gražus marmurinis židinys. Ten dar yra šiek tiek malkų. Tikriausiai niekada nenaudotas. Kas tai? Taip. Aš taip pat žiūrėjau. Į tai yra cigaretės nuorūka ir keli kvepalų mėginiai. Bet manau, kad tai tikrai priverčia atrodyti, lyg čia būtų buvęs apsistojęs viešbutyje. Bet taip. Tiksliai. Nešvaistykime čia per daug laiko. Ne. Taip. Tai sunki duris. Velnias. Ačiū. Taip. O ką mes čia turime? Labelė Feroniere. Tai visi tokie. Teminiai kambariai? Taip, teminiai kambariai. Specialūs kambariai. Arba taip. Vėlgi, labai sterilu. Jokio žmogiško prisilietimo, jokio jaukumo, jokių nuotraukų. Nieko asmeniško, jokios aprangos. Na, man patinka fotografija čia, bet ji nėra susijusi su pilimi ar kažkuo panašiu. Nei. Visiškai ne. Tai tikriausiai net nėra jų fotografija. Ne, nemanau. Ne, tikrai ne. Tai atrodo kaip 70-ojo dešimtmečio Jungtinės valstijos. Ne. Taip. Kambaris. Pažiūrėk į šį kičinį vonios kambarį čia. Taip. Na, tai graža. Tai graža. Tikrai būčiau laimingas, jei kas nors mane čia apgyvendintų. Taip. Nieko. Jokių drabužių. Nieko. Paslaptinga dėmė ant grindų. Nenoriu žinoti. Taigi, dabar mes esame vidurinėme pilies sparne. Ir čia yra laiptai, vedantys visur, bet dažniausiai jie veda tik į tuščius palėpes arba į žemesnės vietos dalis. Ir kiekviename kampe, kur be pažvelgsi, yra kambarių. Židiniai kiekviename kampe, kur be pažvelgsi. Tai gana naujas židinys. Lėkštė? Beprotiška. Tai tas žodis. Ne, atsiprašau, čia yra židinių atbrila. Taip, tai tikrai taip, ugnies plokštė ar kažkas panašaus. Taip. Taip. Ir tada ten yra karūna ir heraldinė lelija. Tai tikrai originalūs. Štai visi filmai. Taip, jie turi daug filmų. Turiu būti atviras, jie gana prasti. Bet man šitas patinka. Didelės bėdos mažojoje Kinijoje. Taip. Tai tikrai smagu. Puiku. Duok žiūrovams kelias rekomendacijas. Ir tada mes vėl patenkame į vonios kambarį. Teisingai. Ir šito aš prisimenu. Taip, tai gražus butelis. Taip. Labai šviesios, gražios, švelnios spalvos. Gimtadienis diena. Labai svarbu. Gražus dušas su milžinišku voru viduje. Taip, teisingai. Štai klausimas ir patarimas. Taip, mes taip pat turime parodyti šią antilpiją. Šis koridorius yra gražus.
Išskyrus nusidėvėjimą, kuris įvyko per metus. Ar gali įeiti šiek tiek, kad parodytum mastelį? Taip, jis tikrai aukštas, taip. Ir nuo čia toliau yra tiesiog daugiau miegamųjų, tokių kaip šis. Dar vienas ir tada. Čia yra dar vienas miegamasis. Bet šis yra vienintelis, kuriame yra keletas paveikslų. Taip, tai tiesa. Ir tu sakai, kad tai buvo kino festivalį, tiesa? Taip. Kanų kino festivalį. Taip, tai nėra taip toli nuo čia. Ir tai yra vyras ir moteris, kuriems priklauso ši vieta. Taip, taip. Taigi manau, kad jie buvo kino mėgėjai. Be abejo, jie tikrai buvo tame žaidime ir tikriausiai tai yra sode. Štai jie mėgaujasi puikiu prancūzišku liudenu. Žana de Pompadour, 1721-1765. Buvo oficiali Prancūzijos karaliaus Liudviko XV meilužė nuo 1745 metų iki savo mirties. Taip. Aš neturiu jokio supratimo, ką jie bandė padaryti su šiais kambariais. Ne, labai keista. Tai yra paslaptis. Labai keista. Manau, jis rengia keistus vakarėlius. Gerai. Taip, čia ne. Taip, žiūrėk. Šitas kambarys, čia, šitas tikrai buvo. Tai tikrai buvo biuras. Taip. Taip. Tai vienintelis kambarys, kuris įrengtas šiek tiek kitaip. Radome daug lankstinukų iš pilies ir kitų vietų. Tai peržvelkim juos šiek tiek. Taigi čia turime nedidelį leidinuką, tiksliau bukletų rinkinį. Taigi, Tai šie iš tikrųjų yra visi atvirukai ir jie yra bažnyčios atvirukai. Tam jie turėjo pasirinkti geresnę nuotrauką. Taip, tau tai reikia nusileisti ten žemyn. Taip, Atrodo siaubingai. bet man tai tikrai patinka. Kurį? Manau, tai buvo šis su schemomis. Taip. Bažnyčios schemos. Taip, tai tikrai šaunu, o ten gali pamatyti bukletus. Taip, tai tikrai šaunu. ir jie taip pat turi visą bukletą apie pačią pilį čia taip pat. Taip, galbūt tai buvo kažkokia ekskursija ar panašiai, tiesa? Mes matėme atidarimo datas vaizdo įrašo pradžioje, todėl tikriausiai čia buvo rengiamos ekskursijos. Bet aš negaliu įsivaizduoti, ką dar jie galėtų parodyti, išskyrus bažnyčią ir galbūt kambarius viename pilies sparne. Taip. Turiu omenyje, ši vieta tikrai turi daug istorijos. Gal viešbučio kambariai būtų labiau kaip pavyzdiniai kambariai, kaip viskas atrodė anksčiau, nežinau. Taip, Aš vis dar bandau atspėti, kas vyksta ten ir čia. Manau, šeima atliko tam tikrus darbus. Tai taip pat yra tai, kas, kaip radome, išgelbėjo departamento lobius. JAV valstybės departamentas prižiūri pastatų veiklą užsienyje. Aš net nežinojau, kad Jungtinės valstijos turi užsienio pastatų veiklos departamentą. Niekada apie tai irgi negirdėjau. O čia yra visi pastatai Europoje, Azijoje, pavyzdžiui, Atėnuose, Graikijoje. Ir čia rašoma. Taip, manau, tai visi pastatai, kuriuos jie bandė nupirkti. Amerikos ambasada ir Šuberto rūmai Prahoje, tai yra Amerikos ambasada Prahoje. Tai visi pastatai, kuriuos jie turi visame pasaulyje. Ir tikriausiai šis pastatas buvo jų dalis. Taip. Dalis pastatų sąrašo. Oho. Ir šitą taip pat dažnai tenka matyti. Tai taip pat yra pilis. Čia. Gerokai geresnės būklės. Kodėl mūsų nuosavybė, ha? Visiškai beprotiška, labai platus vaizdas šiais laikais čia. Gerai, ateik čia. Mes taip pat turime parodyti bent vieną iš šių kiemų. Taip, man tai tikrai patinka. Velnės. Tai yra mažas kiemelis. Atrodo, kad jis niekada nebuvo keistas, visada liko toks pats. Galite matyti pilies stogą. Tikrai gražu. Ir taip pat bokštą ten kampe, taip? Šiek tiek pasimankštinus. Taip.
Noriu pažiūrėti į bokšto vidų. Taip, eikime. Taip, ką čia daugiau pasakyti, nieko naujo, tik daugiau kambarių. Taip. Ne, čia nieko vertingo, vau, išskyrus sijas. Sijos, o ta masyvi vidurinė sija yra beprotiška. Ji laiko visą konstrukciją. Su mažu krištoliniu sietinu po ją. Bet aš greitai čia užlipsiu pasižiūrėti. Mėgsta vingiuotus laiptus. Taip, daugiau kambarių. Šitas visai gražus, pažiūrėk, tai ten yra marmurinis židinys, tikriausiai originalus. Ir čia galėtų būti jaukus kambarys. Taip. Tikrai galėtų, ne, taip tiesa. Yra dar vienas dalykas, kurį norime parodyti pilyje, prieš parodydami kitus pastatus šioje teritorijoje. Eime ten dabar. Dabar einame į aukščiausią pilies tašką. Ir čia yra dar vienas kambarys, kurį norime parodyti. Ir manau, kad tai gana įdomu. Pažiūrėkite į tai, turiu omenyje. Čia yra arba karaliaus apartamentai, arba jų pagrindinis miegamasis. Tai gana šaunu. Taip, su lovo, su baldakimu čia viduryje, pačiame centre. Jei gali pastatyti savo lovą kambario viduryje, žinai, kad turi daug pinigų. Taip, man savo lovą tenka statyti prie sienos. Tai gana įdomus kambarys. Ir taip, per amžius jis tikrai visada buvo vienas svarbiausių kambarių pilyje ir greičiausiai pagrindinis miegamasis. Oho, ta židinio vieta tikrai įspūdinga. Taip, fleur de lis gana paprasta. Ne. Taip, tai paprastas akcentas. Taip, akmens darbai gana minimalūs. Taip, išskyrus kai kuriuos raižinius ir šias plokštės čia. Taip, man tikrai patinka šios plokštės. Tipiškai prancūziškos. Ir viršuje Yra nedidelė medinė lentelė su pavaizduotu liūtu. Oho, manau laikas pereiti į tą pusę ir apžiūrėti koplyčią. Taip, eikime. Ši koplyčia buvo pastatyta tuo pačiu metu, kai buvo statoma pilis, apie 1500 metus. Ir ji buvo statoma tarp 1507 ir 1543 metų. Arba 53-aisiais, nesu visiškai tikras, bet tai nesvarbu. Tai taip pat yra visiškai renesanso stiliaus koplyčia. Ir ji buvo privati Montpensier šeimos koplyčia, kuri ją kadaise pastatė. Tuo metu, manau, tai yra didingiausia privati koplyčia, kokią esu kada nors matęs. Taip. Vienas svarbiausių šios koplyčios aspektų neabejotinai yra jos vitražiniai langai. Jie pasakoja 3 istorijas ir yra įtraukti į Prancūzijos istorinių paminklų sąrašą. Reikėtų sakyti, nes visa tai yra paminklas. Pažiūrėk ir į tas gargolės, pažiūrėk. Taip, jos neįtikėtinos. Šios koplyčios išorės puošyba tiesiog beprotiški. Ant visų kolonų ir kontraforsų yra ginklų herbai. Pažiūrėkime, ar ji atidaryta. Taip, labai tikiuosi. Pažiūrėk į šią antilopę čia. Taip, kas per velnias? Ji tokia graži. Negali būti. Taip, čia yra tinklelis, bet virš jo yra arkinis stogas. Tikriausiai net nematote to per kamerą. Ne. Bet tai nuostabu, viskas išgraviruota ir panašiai. Taip, jaučiasi tarsi itališkos stiliaus rūmai. Velnias, net durys į koplyčią. Ne, rimtai. Aš maniau, kad jų negalima atidaryti. Čia visiškai išraižytas šeimos herbas. Kitas ginklų herbas šioje pusėje.
O čia matome tuos diržus, kuriuos taip pat matėme ant laiptų. Tai tiesa, taip. Taigi jie tikrai kažką reiškia šeimai. Mes taip pat dar neišsiaiškinome, kaip ir mūsų karaliaus istorijos. To, kuris norėjo nugriauti pilį, kad pastatytų kitą maždaug už 3 ar 4 kilometrų. Ir jis norėjo, kad ši pilis išnyktų, bet mes nesužinojome, ar tai tikrai ta pilis ar ne. Taip, tikiuosi, galutinėje istorijoje mums pavyks tai išsiaiškinti. Taip, parodyk šiek tiek daugiau detalių, nes jų čia tiek daug. Tai gražus įėjimas. Kokia vieta? Taip pat noriu pažiūrėti į įėjimą iš lauko ten, nes jis irgi atrodė beprotiškai. Turiu omeny su kuprinė, taip, ir padanga. Tai tikrai stiliukas, ar ne? Tai savaime atrodo kaip didingi rūmai, kuriuose žmonės galėtų gyventi. Velnes. Ir mes dar nematėme visko šioje valdoje. Ten taip pat yra lauko tualetas pačiame gale. Ir arklidės. Milžiniškos arklidės, kurias dabar ir apžiūrėsime. Dar vienas dalykas, kuris man labai patinka šioje vietoje, yra milžiniški langai šone. Jie užlieja vidų šviesa. Taip, su tokia didelė vieta tiesiog privalai taip daryti. Tokiuose milžiniškose patalpose. Taip. Velnias. Noriu pasakyti, čia sklando beprotiški gandai. Taip. Tai beprotiška. Pažiūrėk į tai. Čia netgi yra gynybinis griovys. Ir galbūt anksčiau gynybiniai grioviai juosė visą pilį. Tai apsauginis griovys, kaip jie sako. Atrodo nuostabiai su tuo tiltu ten. Taip. Taip. Toje peikime aplink. Taip. Tai turbūt viena iš įspūdingiausių pilių, kurias esi matęs iki šiol, tiesa? Taip, tikrai. Mes jau matėme keletą per tą trumpą laiką, kurį kartu tyrinėjame. Bet šis man taip pat yra vienas iš svarbiausių. Taip. Man taip pat labai patiko žinoma pilis, kurią lankėme, bet jos nefilmavome, nes ji jau buvo kanale. Taip. Man taip pat labai patiko ta vieta. Tai nuostabi vieta. Uhu. Visas gynybinis griovys vis dar pilnas vandens. Paliko šį pėsčiųjų tiltą, nes jis veda prie pagrindinių pastato durų. Uhu. Man patinka, kad net virš durų yra herbas ir visa kita. Taip. Man taip pat labai patinka šie apvali dalis čia. Apvalus bokštas. Taip. Na, tiesiog įdėk čia kelis aligatorius. Ir tada turėsi tikrą filmą. Taip, tu laikai juodą naktį laukia. Tai. Gerai. Kokia vieta? Įsivaizduok, kaip būtų buvę čia ateiti, kai viskas dar veikia. Pasiruošę vakarėliui, bet dabar eisime į kitą pusę, nes ten yra dar vienas namas ir arklidės sklypo gale. Matai, ten toli, reikės šiek tiek paėjėti. Taip, tai bus maždaug kilometras ar panašiai. Bet taip, kaip ir sakei, ši nuosavybė yra milžiniška. Ji milžiniška. Taip, einam. Šis apžėlęs takelis čia nuves mus iki pat galo. Einam. Tai galėtų būti atskiras vaizdo įrašas. Liukas. Taip. Uhu. Ta vieta yra milžiniška. Taip, ji nuostabi. Taip. Dieve mano. Tai kodėl? Taip, bet kodėl? Kodėl savo valdoje turėti dar vieną dvaro tipo rezidenciją? Na taip, namų personalui ar kažkam panašiam. Taip, bet čia tikrai jaučiasi labiau gyvenamasis namas nei tas milžiniškas pastatas, žinoma. Taip, visiškai sutinku. Atrodo, jie ten tiesiog kūrė kambarius, nes nežinojo, ką daryti. Oho. Taip. Na, kai kurie žmonės turi per daug pinigų. Man labai patinka šis pastatas. Taip. Čia įėjus matyti nedidelio vidinio kiemo tipo išplanavimą. Geltona. O. Pažiūrėkite. Ten yra fontanas. Šonuose tarsi kažkokios pergolės. Savo klestėjimo laikais tai tikriausiai irgi buvo labai gražu. Vis dar labai gražu.
Spėju, čia turėtų būti statula. Taip. Gražios drožybos. Velnias. Gerai, pažvelkime greitai vidun. Oho, čia labai viduramžiška. Taip. Tai kaip mažytė tvirtovė. Taip. Čia nėra didelių langų. Tamsių, Taip. bet židinys man labai patinka. Tai tikrai geras privalumas. Taip. Akmuo. Ką mes čia turime? Tai ne virtuvė. Maža valgomojo erdvė. Man atrodo, kad tai labiau primena gyvenamąją vietą. Taip. Taip, na taip. Tai buvo vieta, kurioje žmonės iš tikrųjų gyveno. Taip, sutinku. Galbūt šeimai pilis pasirodė per didelė ir jie tiesiog gyveno čia. Taip, galiu įsivaizduoti. Tikrai taip. Taip. Ir tada girdžiu, kad galime eiti į viršų. Eime. Aukštyn, žinoma. Taip. Nuostabu. Taip, čia tikrai ramu. Labai jauku. Ateinu į nedidelę svetainės erdvę. Žiūrėk. Netgi keletas gražių nuotraukų. Kur yra šis židinys? Tai yra židinys pagrindinėme pastate. Taip. Taip pat galite matyti kai kuriuos iš tų portalų. Ir iš tikrųjų, jis įjungtas šioje nuotraukoje. Taip, su saulė. Oho. Tai tikrai šaunu. Ir žinoma knygos apie namus, apie puikius Vašingtono namus. Jie Kai kurie... šiek tiek urbaks dalykų, žinai. Ir tada nuotraukos, kuriuose visa šeima kartu. Argi tai nenuostabu? Štai jie vėl čia. Tėvas, motina, sūnus ir dukra. Taip. Jie gyveno didžiuliame dvare. Koks gyvenimas. Ir manau, kad mes čia dar net neapsidairėme. Šitas netgi turi herbą. Bet herbe nieko nėra. Taip, Vis dar nėra jokios užuominos. Taip pat, ten yra keletas raižinių, Kurie atrodo labai paprasti, jie beveik atrodo... vaikiški. taip. Truputį. Mašina vis dar čia. Tai beprotiška. Jie vis dar ropoja ten viduje. Vėlgi, kas čia už šito? Visi miegamieji ir visa kita. Ir šie atrodo šiek tiek labiau palikti. Taip. Šiek tiek daugiau. Taip. Labai žavus židinys. Taip. Kodėl aš šypsausi? Čia yra. Čia yra dar viena nuotrauka. Pažiūrėkite. Tikriausiai sūnus ir jo žmona. O sesuo? Čia sesuo? Manau, taip. Atrodo, kad tai žmona, taip. Na, žinoma, negaliu pasakyti tiksliai, bet ji yra sesuo. Ir tada čia, už šitos vietos. Taip, čia yra dar vienas miegamasis. Taip, šitas. Nesugaiškime čia laiko. Radome arkliuką. Taip, iš vaikystės. Man patinka arkliai. Gerai. Arklidės? Čia yra daugiau kambarių. Gal galime pakilti dar aukščiau? Mes eikime, Eisime iš čia. Taip, eisime iš čia. sužinosime. Aukščiausias šios vietos aukštas. Tada ši vieta taip pat atrodo kaip pilis. Taip. Ir tai yra labai, labai įdomus kambariai. Kaip jie yra sukonstruoti su medžio darbais. Taip. Čia galima pamatyti daug atviros medienos. Akivaizdu, kad vėliau čia buvo atliktas remontas. Taip. Atrodo, viskas gana nauja. O, Taip, ir manau, kad šis kambarys labai žavus. labai nuostabu. Liuva. Viskas vis dar tvarkingai pakvota. Manau, čia dukros baigimo nuotrauka. Žiūrite į langus.
Vaizdas. Vaizdas į pilį fone. Pažiūrėkite į tai, bet patys langai. Taip, Tie taip pat gana gražūs. taip, gana elegantiški. Dėmės. Manau, jei galiu tai pasakyti. Žiūrėjau čia. Galiu tai atidaryti. Taip, atsiprašau, viskas gerai. Tu žiūri ten. Manau, galbūt dukra čia gyveno. Taip, galbūt šiek tiek ilgiau. Ji baigė mokslus. Ji gyveno šiame kambaryje. Ji taip pat buvo ta jauna mergina, kurią matėme svetainėje esančioje nuotraukoje. Taip, su jojimu, taip. Taip, būtent. Bet čia taip pat galite geriau pamatyti vitražą. Taip, jis gana elegantiškas ir paprastas, bet man jis tikrai patinka. Taip. Ir raižiniai čia. Tikrai šaunu. Labai gražu. Gerai. Ar yra kitas kambarys? Taip, jie panašus, bet tušti. Tai va. Gerai, tada einame į Arklides. Taip, eikime į Arklides. Sek paskui mane. Eikime į ekskursiją. Panašu, kad šis pastatas jau kiek ilgiau apleistas. Taip, jo būklė prastesnė nei... Palauk, ar ten golfo vežimėlis? Taip, tai golfo vežimėlis. Tai Yamaha golfo vežimėlis. Taip, štai. Daugiau arklidžių. Arklidės. Bet su golfo vežimėliu. Su golfo vežimėliu. Yamaha golfo vežimėlis. Oho. Tiesiog. Greitai pasižiūrėsiu, bet taip. Taip. Tai tiesiog arklidės. Matai, jos taip pat naudojamos kaip sandėlis. Čia yra keletas sandėliavimo kambarių. Šiek tiek daiktų. Tikriausiai kažkokiems remontams. Pažiūrėkime į didelį pastatą. Tai mane labiausiai domina. Taip. Būtent. Čia labai šlapia. Taip. Mano batai netinka tokiam tyrinėjimui. Ne? Žiūrėk, čia net traktorius yra. Taip. Tikriausiai tai vienas iš pirmųjų traktorių, kuriuos jie šiai piliai pagamino, dar 1500-aisiais. Taip. Velnias. Ir iš čia taip pat galite matyti tą pastatą ten. Taip. Ir ten tolumoje matosi pilis. Tolumoje. Gerai. Tai kambarys, kuris mane domino. Taip, būtent. Pažiūrėkime, kas yra jo viduje. Dabar. Tai tik sandėlis. Tai sandėliavimas. Pilies dalims. Daugelis šių dalių anksčiau buvo sienų plokštės ir panašiai. Taip. Ir tada turi muzikos instrumentus, drožinius ir visa kita. Ne, Labai šaunu. iš tikrųjų, gana šaunu. Taip, mums tai patinka. Kokia neįtikėtina kelionė šiandien buvo. Tai beprotiška. Ši vieta. Čia mes keliausime šias 2 savaites. Ir tai yra pirmoji vieta, kurią lankome. Taip. Pirmoji vieta. Ir taip išeina. Taip. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą. Lukai, ačiū, kad atėjai su manimi. Nuoroda į prekes yra aprašyme. Taigi paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, prenumeruokite kanalą ir susitiksime kitą savaitę. Iki. Iki.